Visų pirma, pasirenkame dieną, kurią vyks kvalifikacijos kėlimas. Peržiūros skiltyje matome, jog kvalifikacijos kėlimas vertas 0 valandų. Kadangi kvalifikacijos kėlimas laikomas darbu, reikia pridėti pamainą į kvalifikacijos dieną. Šiame pavyzdyje matome, jog kvalifikacijos kėlimas trunka visą pamainos numatytą laiką. Taip pat šios duomenys detaliau galime pamatyti statistikos skiltyje. Paskirkime dar vieną kvalifikacijos dieną, tik šį kartą fiksuotų pamainos laiku. Nustatome kvalifikacijos laiko pradžią ir pabaigą. Peržiūros skiltyje matome, jog trukmė nenustatyta. Taip yra todėl, nes nepriskyrėme pamainos, pagal kurios laiką fiksuosime kvalifikacijos trukmę. Pridedame pamainą ir keliaujame į peržiūros skiltį. Dabar puikiai matome, jog kvalifikacija trunka fiksuotų laiku nuo 12 iki 15 valandos. Norėdami pridėti kitokį darbo tipą, pirmiausia pasirenkame dieną darbo grafike. Spaudžiame mygtuką Kitą. Išskleidę skiltį darbo tipas, pasirenkame specialaus pobūdžio darbą. Analogiškai pridedame pamainą. Nuėję į peržiūros skiltį, pamatysime visą darbo dienos statistiką.